Toliau parodysiu galimybę naudotis ekranu su mūsų kompiuteriu. Tai norint pasijungti kompiuterio vaizdą, turime paspausti HDMI laido pajungimą ir tada atsidaro mūsų kompiuterio vaizdas. Per ekraną mes galime kompiuteriu pilnai visiškai naudotis, net nepriejus prie kompiuterio, tai valdyti failus, atidaryti mums reikalingą aplankalą ir visus kitus reikalingus dokumentus. Dabar šiek tiek jau pasakosiu apie galimybės, ką mes galime daryti ekrane su Office visais įrankiais. Šitie visos funkcijos veikia nuo 19 metų ir visos naujesnės versijos gali palaikyti šias funkcijas. Tai pirmą parodome Word failą. Atsidarius kažkokį Word failą, nieko mums nereikia spausti, papildomą pasirinkti. Pasiėmus tušinuką mes galime ant jo piešti, pažymėti, ką mums reikia. Lygiai taip pat Word failą mes galime valdyti. Jeigu norim, kad žmonės aiškiau matytų, galime ir jį pasididinti, pasižymėti pagrindinės vietas, kažką atkreipti dėmesį ir visi šitie papaišymai jie įsisaugo Word failą. Taip pat galime pasijungti ir PowerPoint prezentaciją. Lygiai taip pat, kaip ir minėjau Word failę, mums nereikia nieko spausti, mes pasiėmam tušinuką ir mes galime paišyti ir pažymėti mums reikalingas pastabas su tušinuku. Paleidus prezentaciją Word'inę, ją valdyti galime tiesiog paslinkus į šoną. Ir jeigu mums kažką jau prezentacijos metu reikia pažymėti, parodyti, tai mes galime lygiai taip pat tiesiogiai nieko papildomai nespaudus atkreipti žmonių dėmesį į ką mums reikėtų prezentacijos metu. Prezentaciją uždarius, mūsų paklausia, ar mes norime visus tos papaišymus, ką mes padarėme, juos palikti ar juos nuimti. Jeigu mes norime saugoti, spaudžiame mygtuką Keep ir visi tie mūsų papaišymai, pastabos, viskas išlieka Office failą, PowerPoint failą. Taip pat yra galimybė atsidaryti ir PDF failą. Atsidarius PDF failą, skirtingai nuo Office priemonių mums reikia paspausti mygtuką Draw ir tada mes galėsime lygiai taip pat paišyti ir dokumentą valdyti pirštu ir parodyti, ką mums reikia. Tai vienintelis skirtumas tarp PDF failo, kad mums reikia pasispausti mygtuką, ko Office įrankiuose nereikia daryti. Taigi, pristačiau pagrindinės mūsų ekrano funkcijas, programas ir galimybės. Taip pat noriu pabrėžti šio ekrano privalumus. Šiuo metu tai yra turbūt vienas stipriausių rinkoje interaktyvių ekranų, turintis net 8 branduolius, 8 GB operatyviosios minties ir 128 GB vidinės atminties. Tikrai manau, kad įsigijus šį ekraną jūs jo džiaugsitės, turėsite labai efektyvų darbą su juo tiek auditorijose, tiek klasėse, tiek įmonėse.